Verslo problema numeris 11. Susidūrę su sudėtinga verslo situacija ir ieškodami sprendimo negalite susikaupti ir išlaikyti dėmesį? Sprendimas. Kiekvieną dieną skirkite bent šiek tiek laiko ramiai susikaupti, kad apmąstytumėte svarbesnius gyvenimo klausimus. Paklauskite savęs, ar daryčiau tai, ką darau dabar, jei žinočiau, kad rytoj mirsiu? Ar mano prioritetai sudėlioti teisingai? Ar kartais visiškai pasinerdamas į darbus ir ilgai būdamas darbe neslepi nuo savęs rimtesnių savo gyvenimo problemų? Atsitraukite ir pažvelkite į savo gyvenimą iš šalies, į tai, kas iš tiesų svarbu jums. Jei kasdien skirsite tam bent kelias minutės, jūsų pasąmonė ims formuotis įspūdas, padedantis lengviau susikaupti. Tai veda prie labai svarbios išvados. Mūsų pasąmonėje jau yra susiformavę įspaudai, tai ankstesnių minčių, sprendimų ir poelgių pėdsakai. Jie lemia ne tik tai, kokie žmonės ir situacijos atsiranda mūsų gyvenime, bet ir tai, kaip mes patys išgyvename savo mintis, emocijas ir sąmonę. Kitaip tariant, dabartinė mūsų vidinė būsena yra tiesioginė praeities elgesio ir sukauptų įspaudų pasekmė.